Norint teisingai sudėti kryžių, reikia labai gerai pažinoti savo kubą. Tarkime, rinksiu geltoną kryžių ir jeigu matau, kad čia yra oranžinė spalva, žinau, kad čia turės būti raudona. Susiradęs tą kraštą, kuris yra čia, statau jį. Sekančios dalis, kaip sakiau, tai reikia labai gerai pažinoti savo kubą. Žinau, kad jeigu čia yra raudona, tai čia turės būti mėlynas. Susirandu mėlyną, jis yra čia. Statau. O sekantis jau, žinoma, liks į šitą vietą, kuris yra čia. Statau. Ir gauname teisingą kryžių. Matome, čia spalvos tinka. Rodysiu dar vieną variantą. Tarkime, renkame taip pat geltoną kryžių. Ir jau dvi dalis yra įdėtos. Bet jos vietos neteisingai. Nes šiuo atveju mano kube, jeigu čia yra raudona, čia turėtų būti mėlyna. Čia yra žalia. Taigi tas dalis turėtų būti čia iš tikrųjų. Dabar jos neleiskime. Taigi priešais raudona, mano kube visą laiką kitoje pusėje turi būti oranžinė. Oranžinė dalis pas mane yra čia pačiai. Statau ją. Susirandu šitą dalį, nes, kaip sakiau, jinai stovi neteisingoje pozicijoje. Ir aš čia. Statau ją. Ir sekančią į likusią poziciją. Gavau kryžių, tik dar reikia jį pareguliuoti. Štai, visos spalvos atitinka. Sekanti dalis, tai pirmo ir antro sluoksnio rinkimas. Šio metodo skirtumas nuo pradedančiojo yra tas, kad bandome surinkti iškart du sluoksnius. Tai yra, bandysime užpildyti iškart šias dvi pozicijas, šias dvi, šias ir taip toliau. Nuo ko pradėti? Stengsimės visą laiką dirbti viršutinėme sluoksnyje, nes rinkdami šitą, jeigu mes įstatysime kokią nors detalę, mes nenorėsime jos išardyti, todėl jos nejudinsime. Stengsimės viską dirbti viršutinėme sluoksnyje. Pradėsime nuo šito kampo, kuris yra geltonas ir oranžinis. Ką reikia daryti? Reikia susirasti šią detalę atitinkantį kraštą, kuris yra štai čia. Man reikėtų, kad ši mėlyna spalva atsidurtų čia. Tai paaiškinsiu kodėl. Kad tai padaryčiau, pasuku viršų. Taip. Padariau, kad šis kraštas atsirastų čia. Mano kampas čia. Dabar pastatau jį pagal šitą spalvą. Tinkamą jo poziciją, kuri bus čia, tinka spalvos. Kraštą turiu šitoje pusėje. Todėl pasukus 3 kartus šitaip. Iškart įstačiau šias dvi detalės joms tinkamą poziciją. Taip darau ir su sekančiamis. Tiesa yra 3 skirtingos situacijos. Pirmą dabar ką tik matėme, kai kampas, šiuo atveju mano geltonas, yra viršutinėme sluoksnyje ir jis žiūri ne į viršų, bet į šoną. Nesvarbu, kur į šoną. Antras atvejis yra, kai kampas žiūri į viršų. Tarkim, susirandame raudoną ir žalią kraštą, kuris yra čia. Kadangi jis yra vidurė, man reikėtų jį išsikelti į viršų. Reikia atkreipti dėmesį, kad jeigu jį iškelčiau viršų šitaip, mano šitas kampas atsiras to pačioje, ko aš nenoriu. Todėl kampą patraukiu, iškeliu šitą kraštą į viršų. Tai turiu šitą kraštą čia, raudoną, žalią.
ir savo kampą. Raudoną žalią turiu čia. Šitą poziciją nesvarbu, svarbu, kad tik jie nebūtų kartu šalia. Atsisuku šitą kraštą į atitinkamą spalvą, žalią. Pasižiūrėjau, kokia spalva yra viršuje. Čia yra raudona, kairėje oranžinė, dešinėje raudona. Šiuo atveju turiu sukti į priešingai. Jeigu čia yra raudona, turiu sukti nuo raudonos į kitą pusę. Mano kampas yra štai čia. Aš atsuku į jo poziciją. Taisau kryžių. Taigi turiu detalę su kampu. Jos pozicija yra čia. Kad ją čia įstatyčiau. Paruošiu. Ieškome sekančio kampo. Tarkime šis, žalias ir oranžinis. Mūsų kraštas yra čia. Pasistatau, kadangi šitas kampas žiūri į viršų. Tai yra antra situacija. Pasistatau kraštą prie jo atitinkamos sienos, kad atitiktų šios spalvos. Pasižiūriu, kokia viršuje. Žalias. Žalias šiuo atveju yra dešinėje. Vėl suku į priešingą pusę. Atsuku savo kampą. Ir staisau kryžių. Turiu vieną detalę, kurią reikia statyti į žalią ir oranžinę poziciją, kuri yra čia. Kad tai padaryčiau. Raukščiau. Vėl statau detalę. Liko paskutinė. Kad užbaigtume šią poziciją, tai yra išsikelti šitą kampą viršutinį sluoksnį. Bet kad nepatraukčiau kraštą, aš jį iškart įsistumiu į šoną. Iškeliu kampą į viršų. Ir tvarkau kryžių. Taigi turiu kampą čia ir jį atitinkančią detalę čia. Tai yra trečia situacija, kai turime kampą ir kraštą viršutinėme sluoksnyje ir šitos dvi spalvos yra vienodos, šiuo atveju raudonas. Kad sujungčiau šias dvi detalės, turiu paslėpti šitą kampą. Bet norėdamas jį paslėpti, turiu neišardyti jau statytų detalių. Paslėpti kampą galiu išnaudodama šitą poziciją. Turiu atkreipti dėmesį, kad kampą turėsiu slėpti taip, kad galėčiau statyti kraštą čia. Taigi, įsivaizduojame, kad turėsiu sukti šitą sieną. Kraštas yra čia. Kad galėčiau jį paslėpti, pasuku taip, nes sukdamas šitą šoną, nuleisiu kampą į apačią ir iškelsiu į viršų dar nesudėtą dalį. Leidžiu. Kraštas yra čia, atsuku jį į vietą ir sujungiu su kampu. Gauname detalę, kurios pozicija yra šitoje vietoje. Kad ją statyčiau, tiesiog iškeliu ją į viršų, traukdamas šitą iš šoną. Taigi surinkome iškart du sluoksnius. Ir dar kartą pakartosiu visas galimas situacijas. Pirma situacija, kai turime kampą viršutinėme sluoksnyje, jis nežiūri į viršų, šoną. Jį atitinkantis kraštas yra taip pat viršutinėme sluoksnyje. Šiuo atveju jis yra čia. Mėlynas ir oranžinis. Turiu atkreipti dėmesį, kad pirma situacija būna taip, kaip kampas ir kraštas yra viršutinėme sluoksnyje, tačiau viršutinės spalvos yra skirtingos. Jeigu jos būtų vienodos, būtų trečia situacija. Turime atkreipti dėmesį, kad kraštinė dalis turi būti priešais būtent šitokioj pozicijai, o ne šitokioj, nes čia turime mūsų apatinę sluoksnio spalvą. Ir jeigu jungtume šias dvi dalis, tai galime įsivaizduoti, kad vyktų taip. Jau šitą dalį sujungiame. Bet prieš tai, kad jei statytume iškart tinkamą poziciją, pasistatome tinkamą spalvą ir jungiame.
statėme. Antra situacija, kai kampas žiūri į viršų ir atitinkamas kraštas yra taip pat viršutiniame sluoksnyje. Pasistatome prie atitinkamos sienos, šiuo atveju raudoną. Pažiūrime, kas spalva viršai, mėlyna. Sukame priešingai nuo jos. Statome kampą. Ir statome į atitinkamą poziciją. Trečia situacija, kai turime kampą ir kraštą viršutinėme sluoksnyje. Tačiau viršuje šitas spalvos yra vienodas. Šiuo atveju turime slėpti šitą kampą, slėpti taip, kad pasuktume šitą sieną būtent šitaip, o ne šitaip, nes tada negalėsime įstatyti kraštinės dalies šalia. Išsirenkame vietą, kurioje slėpsime šitą kampą, slėpsime taip, kad neišardytume to, ką jau esame surinkę. Taigi čia paslėpame kampą į apačią, atsukame kraštą į atitinkamą poziciją, ištraukime kampą ir įstatome į jam tinkančią vietą. Tai yra čia. Tai padaryčiau. Taigi visos trys situacijos. Gali nutikti taip, kad jūsų kampas ir jie atitinkantis kraštas bus šalia, tačiau neteisingai suformuotas. Esant tokiai situacijai tiesiog reikia išskirti kampą ir kraštą. Kad išskirtume, tiesiog paslėpime kampą, traukime kraštą į šoną ir akivaizdžiai gauname trečią situaciją, kai šios spalvos yra vienodos ir kampas su kraštu yra viršutinėme sluoksnyje. Dar žinoma gali nutikti taip, kad kampas bus apačioje, tačiau kaip jį iškelti į viršutinį sluoksnį neaiškinsiu, nes tai elementaru. Taip pat, jeigu kraštinės dalis būna vidurinėme sluoksnyje ir norime jas iškelti į viršų, tai taip pat nekomentuosiu, nes elementaru. Iškeliame dalį. Na, o besitreniruojant, atsiras dar daug variantų, kuriuos pastebėsite, kaip padaryti greičiau. Dabar, bet mokant šias tris pagrindinės situacijas, sudėti iškart pirmus du sluoksnius bus tikrai lengva.